Labas rytas. Darbai vyksta. Pusryčiai ant kojų. Negaliu sakyti ant stalo. Audrys pusryčiaujame. Mes su Ne ir su Marium papusryčiavę. Perplaukėm iš kitos pusės. Buvom prie Harbor Office. Iš to namelio. Ir dabar mes turėjom palikti tą vietą, nes mes ten nerezervavę vakar buvom. Tai perplaukėm į kitą pusę ir visai čia gerai. Ir atsistojom šalia savo jaunesnio brolio sesės. Irgi Bavarija 30, bet sekantis modelis naujesnis. Dabar kaip tik uostelio tuštėjimo metas, visi išsikraustė iki 12 kaip viešbutį ir atsiranda laisvų vietų. Šiandien labai šilta diena ir vyksta skalbimas. Einu išsimti jau turbūt išdžiūvusių skalbinių. Čia kaiminystėje turim tokį draugą. Gražų šuniuką, bet jie yra du. Kitos spalvos dar yra toks gražuolis. Kitas gražuolis, draugas. O čia va, kiek priskalbta. Va čia plalas draugas. Jo, su karštu vandeniu, nes laive neturim karšto vandens. Ir čia bendrai visai man patinka tas Stokholmo Marinos, kaip pasakyti, skalbinių kambarys. Ir indų plovimo. Tai va, yra ir lyginimo lenta, ir lygintuvas. Yra labai geri džiovyklė. Džiovyklė, tai va čia. Šičia didžiulė. Knygų yra dar. Pasileidom vakar čia radiją. Pasijungiam kanalą muzikos vakare. Visai smagu darbuotis. Užsidėti skalbti, visi užsirašo. Ir parodyti lapus, kaip atrodo. O kur tie lapai? Ai, va. Užsirašo. Jo, ten tie lapai taip iški balaganas. Tokie nutremšti biški. Kiekvienas ateina savo darbuotojų, užsiskalbė. Džiovyklė. Va, parnešim girgždančius. Nors aišku, laivais sunaudojam, bet tik tai tiek, kad daugiau reikia tada ir keliausim į Sūnę, į Vilnių traukinuką pasižiūrėsim, pasakomos laivais. Jūs įsiplaikite, ne? Aha. Puodas kaip įsifilmo. Čia jau taip paprastai neišvalysiu. Ojei, tai čia šiandien nuo košės? Ryto, nežinau, kodėl. O tai gal reikia palikti biški, pamėgti? Wow. Viskas, išsiskalbėm, išsiplovėm indus, galim eiti. Karas? Beveik. Puodas tik tai. Jo. Mes čia stovim labai šalia. Mūsų vėliavėlė. 4 jachtą. Nuo krašto tai visai netoli ir persikraustėm. O koks sukirmijęs akmuo. Kokių čia kirminų besma. Net akmenį sugraužė. Ėjau į parduotuvę, bet žiūriu Free Admission į laivų muziejų. Tai negi neapžiūrėsiu, kas čia daras tuose 3 laivuose. Einam žiūrėti kitų. Laivų Erikas liko ir Sprangarinas. Va ten, į tą lemputę paušti. O, tokia virtuvė. Šitam jau didesniam laive Erika. O, ruzeliai. Mokomasis. Rodo, kaip jis čia visur plaukioja į šiaurę. Ledlaužis.
Ne, toks jau čia mažas daiktas. Vairė, galima pavairuoti. Užmest gaziuką, pasišnekėti su apačia. Aukštas slėgis bus, šilti geriausiai. Čia radijo kabina. Virtuvė. Gumasis žuvies prisikepė. Mėgamasis. Įgulos kambariai. Čia jau kokis tai matykis aukštesnis gal. Pagal rangą. Daktaro kampelis. O čia jau greičiausiai kapitono būstinė. Hallå, du. Hörru, kan du hjälpa mig med en grej? Kira upp till radiohytten och snacka av mig. Kad jau galim čia lipti. Aukštelėje. Čia lemputės. Aukštai. If you say it ain't so, say it to my face. Oh, got lost in the pain, so you play my heart like Play-Doh. Something's in the air, painted our faces on the wall, hoping for good. Laukiam eilėje prie paslaptingo traukinuko. Astridos Lindgren pasakų motyvais. Va, už šitų durelių ir tualetas vaikams eilėj bestovintiems. Aha. Va, traukinukas atvažiuoja, susodina į vagonus ir išvažiuoja, parenka kalbą. Ir filmuoti negalima. Išvažiuojam pasako traukinuko. Geras arklys Pepės. O taip, toks buvo gražuolis. Su taškiukais. Gali namelį Karlsoną užeiti? Ar čia Karlsono namelis dabar galvoju? Gal ir ne, o gal ir taip. Karlsono namelis? Gerai. Jis gyveno štai čia, bet čia labai tvarkinga dar atrodo. Romantiškas šurmulys. Klikimas ir spiegimas, čiauškėjimas ir visokie kitokie įdomesni garsai. Ilgai taip neištvertų žmogus, bet truputėlį galima. Gerai. Aha. Udrys surado vakarų banga, Neptūnas Klaipėda ant stulpo. Tiesiog, kur? Va. Laukiam Uberio. Patekom į kalnų laipiotojų rojų. Va, čia yra visokių ir rūbelių, ir krepšelių, treniruoklių pirštams. Va, tokių. Ir čia šepatukai pasivalymam ir kitų gerų dalykų. Dabar norim nusipirkti palaipiojimui bilietus. Ko gali būti? Ūla ir Unė, va, ką išdarinėjo.
Dabar ne. Tik saugokite skrisdami atsargiai, tai minkščiau. Oi, kaip jinai čia taip sugeba, ore. Nesupratau, biškutį nesupratau. Nu, labai aukštai tu užlipai jau. Iki rožinės svajonės. Jo. Šiaip tai kristi, tai čia aukštai, žinai, realiai, iš tikrųjų. Taip atrodo, kad žemui. Na gerai, nusileisi. Liuks, šaunuolė. Na, nežinai, žemesnė, tai Taip. jei, kas kito. Dvigvai. Iš tikrųjų, jos ūgiu, tai eik tu savo čia iš vis. Jau man aukštai šok, manau. Nu, nieko sau. Super, ne? Man atrodo, kad ten buvo stiprumo saldainis. Tikrai stiprumo saldainį, ten batonėlį suvalgė ir... Super. Eik tu savo, ne, nustebinai. Nu, aš sakyčiau, kad panašiai. O jo, tau, čia išsprogo, kad ten slėpi kokias bandelės. Udry. Yay! Oho, uite și un malebi. Kita salė laipiojimų. Super, ne? Ir Udry, žiūrėk, įveikė juodą. Nu, ta prasme, bent jau startą. Oho. Taip sunkiai. Sunku jau ten. O. Nu jo. Respekt tau. Aš dar kartą lipsiu. Gerai. Aha, va, Udrį nufilmavau. Super, Udry. Labai gerai. Geras tikrai. Linksmųjų laipiotojų klubas išbandėm vieną, antrą salę, dabar eisim dar vieną. Palubėjai. Ką seneliai pasakys? Nežinau. Aš žinau, Yra tokios sienos, kur pats susiprogramuoju. Žalias pradžia, jo. Jo, žalias va čia. Tada mėlyna ir raudona visai. Yra ir kitokia siena, kur patys tiek minutų šviečia. gali išnykti. Labai čia skaniai pririaušęs.
Verda kažkas. O kas čia verda? O. Aha. Gerai. Starterį noriu parodyk starterį, ką tu čia padarai. Ką čia paruošei, Mariau, pristatykite, prašom. Starteriai yra tuno sevičia su marinuotais žaliais pipirais. Kaip man. Ragaukit, vertinkit. Liuks. O pagrindiniam patiekalui bus pasta, lakaponata su tunu Be žodžių. ir raudono vyno. Labai skanu. Negaliu kalbėti pirmą pirmą. Gerai. Einam. Man liekšniai nėra vienas. Ir taip kristų. Drįs su savo žvilgsniu gadina kadrą. Jis yra. Saulė leidžiasi, sakau. Tiesiog gražu. Labai. Tokios spalvos, ane geros. Tada kiaušinienės. Gerai, vaikai, dėkitės makaronų sluoksniuką, tuoj pareis pagrindinis. Kažkas man leidžia lėkštę padėti. Kieno čia lėkštė? Čia gal? Čia mano. Nufilmuosiu visas eibis. Vis to lipduką ant kameros. Valio tunas. Jie visus išdalyti. Nu tai aš nežinau, kas norės pamatyti. Aš dar norėčiau pakartot makaronų. Čia vaza muziejus. Va, kodėl tu nevalgai? Tai valgai. Bet tik tu baziliko šakelės būna paskingas, nuklausiu. Šakelį aš taip pat. Ne visai taip gavosi. Vakaro gyvenimas. Arbata su baziliku. Tell me that everything's alright. I know, yes, I know. Hallelujah, I just love. Oh, hallelujah. Žiūrim, kur toliau plaukti. Kur rytoj palaukti, ne? Rytoj daugiau mažiau aišku, ką po rytojaus. Po rytojus. Nu, gerai. Analizuokit. 2,000 miles I roam. Just to make it home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Kaip arbata? On the dock of a bay, wasting time. Man labai sekasi vairuoti. Nu, puiku. Dar vienas Sekėsi laipioti dabar, vairuoti. Ko daugiau norėti?
puikiai.